Prokuratūra prašo teismo laikyti savivaldybės išduotą leidimą statybai, nugriauti svečių namų pastatą, o restorano Seklyčia pastatą perstatyti pagal KVMP generalinio plano reikalavimus. Tai tik turėtų atsirasti, sakau, toks analogiškas etnografiniams žvejų namams. Tuo tarpu Neringos miesto tarybos nariai Irma Baltrušaitienė mano, jog parkas tendencingai žlugdo jos verslą ir ketina kreiptis į teismą. O kalbas esą ji, būdama tarybos nariai, bando pasinaudoti savo padėtimi ir teisinti galbūt nelegalias statybas, vadina juokais. Eilinis tarybos narys gali turėti ir laikos klaipėdos aplinkos apsaugos departamentui, klaipėdos priešgaisrinės tarnybos inspekcijai, darbuotojos inspekcijai. Aš labai atsiprašau, Kuršių nerijoje yra ne viena dešimtis abejotinų teisėtumo objektų, kurių legalumas jau pradėtas svarstyti teismo salėse. Prokurorai apskundžia Tumazuko išteisinimą Vilniaus mero rinkimų byloje. Tumazukas ir dar kiti asmenys įtariami miesto tarybos nario Vilmanto Drėmos papirkimu ir balsavimo teisės suvaržymu. Generalinė prokuratūra aukščiausiam teismui išsiuntė kasacinį skundą dėl Artūro Zuoko ir 3 asmenų susijusių su koncerno Rubikon Group išteisinimo. Pastarieji buvo įtariami sutrukdę Vilniaus miesto tarybos nario Vilmanto Drėmai pasinaudoti rinkimų teisę, kai 2003 metais vyko sostinės mero rinkimai. Generalinė prokuratūra mano, kad Vilniaus apygardos teismas nepakankamai išnagrinėjo bylą ir padarė pažeidimų. Vilniaus apygardos teismas antrą kartą nagrinėjo baudžiamąją bylą. Neišnagrinėjo tų prokurorų motyvų, dėl kurių buvo skundimas aukščiausiam teismui pirmininkui. Mūsų manymu nebuvo tinkamai įvertinti pirmos instancijos teismo sprendimai, nebuvo tinkamai ištirti įrodymai ir taip pat buvo padaryti kai kurie baudžiamojo proceso pažeidimai. Kur tavo akis, Mini? Kur tavo akis? Kur? Kukus, Mini?